Labai geras daiktas yra televizorius, vos tik tai nubudus aš galiu išvysti jūs. Pasaulio vaikai. Geras daiktas yra televizorius, vos tik tai nubudus aš galiu išvysti jūs. Pasaulio vaikai. Pasaulio vaikai. Kiekvienam be galo įdomu, kas vyksta už kadro ir kaip kuriamos televizijos laidos. Nuo KTU vaikų universiteto paskaitoje studentai tą ir galėjo sužinoti. Savo įspūdžiais, kas buvo įdomiausia, dalinasi vaikai. Ta paskaita apie televiziją visai patiko, kaip tie dirba prodiuseriai, aktoriai, kaip jiems sekasi viskas. Buvo paskaita labai įdomi ir aš daug apie televiziją sužinojau, kad labai daug reikia stengtis, kad viską gerai padarytų. Aš sužinojau, kad kodėl būna žalias fonas, kai skaito orus, arba kodėl būna iš viso žalias fonas, dėl to, kad mūsų kūne nėra žalios spalvos ir kad ta žalia spalva nepasikeistų į kitą foną. Man labiausiai patiko, aš visą laiką nežinojau, kaip atskiria tie orų prognozuotojai, kur yra koks miestas. Tai šį kartą sužinojau. O pats norėtum dirbti televiziją? Jo, aktorium. Patiko šiaip įdomi paskaita, sužinojom daug ką apie televiziją, ko tikrai nematome. Kas labiausiai įsiminė? Kas vyksta už kadro, nes žiūri televizorių ir rodo tik tai tuos vaizdus, kurie yra jau geriausi, o kas vyksta už kadro, kurie juokingi vaizdeliai nerodo, tai labai fainai buvo. Kaip tau? Labai man patiko, kai sužinojau, kad tik vienoj salėje filmuojamas beveik visos Lietuvos laidos. O ar čia patiko filmuotis? Labai. Taip. TV. Labai geras daiktas yra taip žiūrėti gėles ir mėnulį ir sniegą regėti. Na, o po paskaitos vaikai turėjo galimybę patys nusifilmuoti.